Sveikos svarstyklės. Taigi, kas laukia jūsų Liepos mėnesį. Bet pirmiausia, neužmirškite dalintis mūsų įrašu ir visaip palaikyti nikščiukais ir komentuojant nors nikščiukų ir aišku stebint mūsų Facebooką. Taigi, Liepos mėnuo nėra skirtas jūsų darbui labai aktyviam. Palankiausia būtų, jeigu jūs sėdėtumėt namuose ir tingėtumėt. Na, netingėtumėt, kadangi čia bus labai aktyvus periodas, tai negalėsit nusėdėti vietoje. Bet darbe, tai pirmiausia, pirmą mėnesio pusę bus taip, kad jums gali būti kažkokios problemos reputacinės, ar tai su jūsų organizacija, kurioje dirbat, ar tai su jūsų pareigom, ar bendrai su situacija, darbinė situacija. Būtent reputaciniai dalykai arba autoriteto praradimas, todėl jūs turite ypatingai kiekvieną žingsnį savo matuoti ir sverti kiekvieną žodį. Taip, kad šiaip tai galėtumėte ir pailsėti iki mėnesio vidurio. O toliau, iš tikrųjų, jau nuo antros dekados prasideda Merkurijaus nepalanki įtaka. Tai reiškia, kad jūs negalėsite susikaupti. Žinot, kaip žmonės sako, galva tuščia, niekas nebeišlieka, tai ypatingai bus nepalanku tiem žmonėm, kurie dirba protinį darbą ir mokosi, ir reikia įsiminti daug teksto. Aktoriam taip pat gali būti taip, kad nors profesionaliai jie labai daug atsimena, jų atmintis yra nepaprastai gera, bet realiai gali būti taip, kad tiesiog mokaisi ir kaip į sieną niekas neišlieka galvoje. Tai va. Dabar labiausiai šį mėnesį seksis tiem žmonėm, kurie labai daug juda. Reiškia fizinio darbo atstovam. Tame tarpe, aišku, ir visiems pareigūnam, kurie su uniforma, ir sportininkam. Taigi, ne visada, visada kažkam tai yra prasčiau. Tai va, bet tai nereiškia, kad jeigu jūs esate uniformuotas žmogus, ar koks gaisrininkas, ar politikas, ar policininkas, ar kariuomeniai dirbat, supranti, kad ar karys, kad jums tai neliečia tą reputaciniai dalykai ir ką prieš tai pasakiau. Viskas išlieka, tik tai, kad jums bus lengviau, 1000 kartų lengviau. Tai va. Dabar šiaip tai bus ir pasiūlymų ir dėl darbo, ir dėl veiklos, ir tik svarbiausia mėnesio vidury nesutikite su niekuo, net jei jums ten aukso kalno žadės. Tai va, būkite išmintingi ir nepasiduokite tokiai maloniai provokacijai, nes paskui, matai, pasižadi, po to tenka ištesėti, o jūs ištesėti neturėsite galimybių arba noro. Dabar pinigai. Aišku, bus papildomų išlaidų, bet čia yra vėlgi tos maloniosios išlaidos namams, kai investuoji į savo butą, į savo namą, į savo kažkokius gal malonius pirkinius, pagerinti jūsų buitį. Todėl tokio perspėjimo, kad nedarykite, neturėčiau. Dabar geriau investuoti antrą mėnesio pusę. Pirmą mėnesio pusę geriau niekur neinvestuoti, nieko nedaryti. Ir dar su pinigais yra perspėjimas šį mėnesį ypatingai nuo pirmos. Taip. Nuo pirmos jau savaitės, jau į pabaigą pirmos savaitės nebeskolinkite pinigų ir nesiskolinkite. Nes čia irgi yra nelabai geri dalykai. Reiškia, pati mėnesio pabaiga, jau kai liūto ženklą eis, tai jau bus ramesnė ta finansinė padėtis. Bet sakau, šis mėnuo jums nei finansiškai investuoti, nei biržoje lošti, nei nedaug dievę kazino, tai iš vis, tikrai prasilošit juodai ar kortom. Jeigu lošit, esat kažkokie tai lošėjai, bet kurioj srity, ar jūs per kompiuterį lošit, jūs viską prarasite, jūs nekvailiokit. Šį mėnesį išleidžiat tik šeimai, perkate skalbimo mašiną, kokią plytelę elektros, kompiuterį. Ne, kompiuteris netinka, čia turi būti toks, baldus kažkokius, tai sodo baldus, reiškia tokius dalykus. Arba vaikam kokius lauko baseinus. Tai va tokios tik išlaidos. Tai va. Dabar meilė. Meilės srityje tikrai labai skatins tokį bendrystės jausmą, nes
ir galit vienišiai ypatingai, vienišiai, sutiksite tokį žmogų, su kuriuo negalėsite atsikalbėti. Atrodo, kad 1000 metų pažįstate ir kad čia viskas yra tik apie jūs, kad jūs tiesiog karmiškai esat susiję ir kažkaip tai, toks jausmas, kad iš praeito gyvenimo. Nenorėsite tiesiog atsitraukti. Paprastai tokios poros, jos kai susipažįsta, tai po kelių dienų jau pradeda kartu gyventi, o po savaitės susiženėja. Tai labai didelė tikimybė, nesakau, kad visiems 100%, bet yra tikimybė vienišiams sutikti tokį žmogų būtent Liepos mėnesį. Iš tikrųjų, jeigu darbas nesiseka, pinigai irgi reikia taupyti. Tai, sako, jeigu pinigai nesiseka, tai meiliai sekasi. Tai jau žinai, kaip yra. Ir lošimai nesiseks, tai jau meilės reikalai bus faini. Dabar tie, kurie turite poras ir senai gyvenate šeimoje, tai vėl atrasite bendravimo džiaugsmą. Ir norėsite vėl kažkaip bendrauti, santykiai sušils ir bus progų, kad tie santykiai sušiltų. Gal rasite laiko pabūti dviese. Ir būtent pakeliauti, nes būtent šitas periodas labai palanku dviese kažkur išvykti, pakeliauti, suartėti per keliones ir tikrai jausit pakankamai didelę harmoniją meilės srityje ir emocinį saugumą tokį, pasitikėjimą viens kitu. Dabar sveikata. Taip, emocinė ramybė labai svarbi, aišku, dienos režimas ir, aišku, neskubėjimas, kadangi bendras fonas toks, nėra labai palankus, tai dar kartą pabrėžiu, kad jums šį mėnesį, jeigu norite gerai jaustis, būti džiaugsme tokiam, tai daugiau skirkite fiziniai veiklai, sunkesniai net fiziniai veiklai, o ne protiniai veiklai. Šis mėnuo neskirtas ten daug skaityti, ten ar medituoti, būtent šitas mėnuo yra skirtas daug lakstyti, bėgioti, kasti daržus, ar tiesiog šiaip sportuoti sporto salėje, plaukioti, nardyti, judėjimui, nes tas judėjimas jums garantuos gerą sveikatą ir savijautą. Tarp kitko, Liepos pabaigoje galite jausti net tokią euforiją, kad jums gerai, kad jūs puikiai jaučiatės, kad esate aktyvus ir daugiau bus optimizmo ir kažkokios vidinės harmonijos. Taigi, neblogai su sveikata, tiesa. Dabar palankiausios dienos. Tai yra 3, 8, 12, 17, 22, 26 ir 31. O dienos, kai reikia būti atsargiems, 6, 10, 15, 20, 24 ir 29. Taigi, mielos svarstyklės, būkit laimingos ir turtingos ir smagios Liepos. Ate.